Sveiki. Šiandien noriu pakalbėti apie tai, ką tavo dantis pasako apie tavo emocijas ir kūną ir kodėl kasdieninė dantų valymo rutina turi labai didelę reikšmę. Ar kada nors susimastei, kad tavo kūnas nuolat su tavimi kalba? Ir jis kalba ne žodžiais, jis kalba per pojūtį ir per signalus. Ir dažniausiai mes juos ignoruojame, kol jie netampa problema. Mes buvome išmokyti galvoti, kad kūnas yra atskiros dalys. Čia ranka, čia koja, čia dantis, čia skrandis ir smegenis kažkur aukščiau, bet tiesa yra visai kitokia. Kūnas yra viena sistema. Tai yra ne vienas organas. Jis neveikia atskirai. O burna tai yra įėjimo taškas į visą organizmą. Tu mąstai ne tik smegenimis. Žarnynas yra antrieji smegenys. Jis daro įtaką tavo nuotaikai ir netgi tavo sprendimams. Yra tokia seka: burna, žarnynas ir savijauta. Burna yra ne tik dantis. Tai vieta, kur susitinka mikrobiomas, imuninė sistema, nervų sistema ir netgi emocijos. Ji yra mikrobiomos dalis, imuninės sistemos dalis ir nervų sistemos dalis. Tai tavo kūno valdymo panelė. Ir tai, ką darai burnoje kiekvieną dieną, turi daug didesnę reikšmę, nei kada nors manei. Mes ne tik virškiname maistą, mes virškiname visą savo gyvenimą. Virškiname situacijas, emocijas ir patirtis. Kai emocijos lieka neišreikštos, o tai labai dažnai, keičiasi pH, didėja uždegimai ir sutrikdomas mikrobiomas. Tuomet kūnas pradeda siųsti signalus. Kartais tai pasirodo labai paprastai. Prasideda nuo dantų ir dantenų jautrumas, kraujavimas, diskomfortas. Ir mes galvojame, kad tai yra tik dantis. Bet dažnai tai yra signalas iš vidaus. Kiekvienas dantis turi ryšį su organais, su sistemomis ir su emocija. Pavyzdžiui, iltiniai dantys siejami su kepenimis ir emocijomis tokiomis kaip pyktis, krūminiai su virškinimu ir su tuo, ko nepavyksta suvirškinti gyvenime. Kandžiai yra saugumo jausmas, o protiniai dantis susiję su sprendimais ir gyvenimo kryptimi. Problema burnoje dažnai yra gilesnis procesas. Priekiniai dantis susiję su komunikacija. Kaip kalbi, kaip save rodai, tai tavo išorinė energija. Galiniai dantis tai stabilumas. Kaip virškini maistą, taip virškini visą gyvenimą. Protiniai dantys susiję su sprendimais, su gyvenimo kryptimi, su pokyčių etapais. Vienas iš signalų yra bruksizmas. Tai yra dantų griežimas. Bet tai ne apie dantis. Tai apie įtampą. Apie stresą, kuris neišeina. Apie emocijas, kurios lieka viduje. Ir tuomet žandikaulis tampa vieta, kur kūnas išleidžia visą sukauptą įtampą. Žandikaulis yra įtampos iškrovimo vieta. Kai kūnas įsitempęs, mūsų visa sistema pradeda strigti. Ir čia mes prieiname prie esmės. Mes dažnai gydome simptomą, bet ignoruojame priežastį. Todėl problema grįžta vėl ir vėl. Tikras sprendimas prasideda tada, kai pradedi žiūrėti giliau. Ne tik į tai, kas skauda, bet į tai, o kodėl man tai skauda. Sveikata atsiranda tada, kai susijungia kūnas,
protas ir vidinė būsena. Balansas tai ir yra tikra sveikata. Ir tada pradedi suprasti, kad sveikata nėra vienas veiksmas. Sveikata yra sistema. O sveika burna mažina uždegimus, stiprina imunitetą, gerina virškinimą. Tai viso kūno pagrindas. Sveikata prasideda iš vidaus. Kūnui reikia vitaminų, mineralų, mikroelementų. O mikrobiomas yra balansas. Tai, ką tu valgai, formuoja tavo mikrobiomą. Mikrobiomas formuoja tavo žarnyną. Žarnynas formuoja tavo mintis, nuotaiką ir sprendimus. Tu mąstai ne tik smegenimis, tu mąstai visų kūnų. Ir tada atsiranda klausimas, ar tikrai tai, ką tu valgai, yra tai, ko iš tikrųjų reikia tavo kūnui? Žmonės dažnai sako, aš valgau žuvį, man viskas gerai. Bet tada kyla paprastas klausimas, o iš kur ta žuvis? Nesvarbu ne tai, ką tu valgai, svarbu kokybė, kilmė ir skaidrumas. Ne viskas, kas atrodo sveika, iš tikrųjų sveikai veikia tavo kūną. Kartais svarbiausi dalykai yra labai paprasti. Augalai tokie kaip mėta duoda labai didelį gaivumą. Citrusai duoda švaros pojūtį. Ir malonumas kuria įprotį. Ir tada mes grįžtame prie pradžios, prie paprasčiausio dalyko, prie to, ką darai kiekvieną dieną. Burnos priežiūra nėra tik higiena, tai yra ritualas. Tai momentas, kai tu sustoji ir pasirūpini savimi. Dantų valymas, dantų skalavimas, tarpdančių priežiūra – tai nėra smulkmenos. Tai signalas kūnui. Aš rūpinuosi savimi. Ir kai tai darai kasdien, keičiasi ne tik burna, keičiasi visa sistema. Mažėja uždegimai, stiprėja imunitetas, gerėja virškinimas, atsiranda daugiau energijos. Ir tada atsiranda balansas tarp kūno, proto ir vidinės būsenos. Ir galiausiai tu pradedi suprasti vieną paprastą dalyką. Tu esi sistema, ne atskirų dalių rinkinys. Ir kai pradedi girdėti kūną, suprasti signalus, spręsti priežastis, prasideda tikrasis sveikatos lygis.